Sveiki visi. Malonu jumis vėl matyti pas mane kanale. Na ir vėl jums pamazolinsiu akis savo buvimu. Taigi, šiandieną tokia tema mane labai sužavėjusi, nustebinusi ir man svarbi labai. Ir norėjau kartu pasidalinti ir su jumis. Taigi, kas tai yra ASMR? Aš tai sužinojau visai neseniai, prieš porą savaičių, naršydama YouTube'e. Ir taip mano akis, praplėtė. Aš taip apsidžiaugiau. O viskas dėl ko? Pirmiausia, štai, tokia buvo priešistorė. Kai aš mokinausi mokykloj, pamenu, sėdžiu suole, kas nors paima mano penalą. Na ir penalą paima, žiūri, sako Evelina, čia tau reikia įdėti pieštuką čia, šitą liniuotę čia padėsim. Ir aš galvoju, jetus, tu tik klysk prie to penalo. O kaip fainai, kokios skruzdėlytės per smegenis laksto. Kam pasakydavau draugėm ar ką, sako, gabiški, kas ten pas tai laksto, tos skruzdėlytės, kas čia pas tai tos smegenis, kas čia nesąmonė. O pasirodo, tai būdavo šitas ASMR. Aš tik dabar tai sužinojau. ASMR tai yra, pasižiūrėsiu, nes šiaip net nežinau, kas ten tiksliai, autonominė sensorinė meridianalinė reakcija. Tai galima apibūdinti kaip malonų kutenimą galvoje, smegenyse, pereinantį į nugarą, į kaklą, į alkūnę, į nugarą, į kaklą, į galūnes. Na, aš visada jausdavau būtent čionais viršuj smegenyse ir tokios skruzdėlytės, tokios mažytės atrodo taip kaip dar per pusę. Ne tokios visos skruzdėlytės, o dar per pusę, mažesnės. Ir jos laksto, jetus, koks geras jausmas, negaliu. Pasaka. Tikrai smegenų orgazmas. Taip, kas tą orgazmą sukelia? Mokslininkai dar iki galo neištyrė, kas būtent tai sukelia, bet kelis tokius dirgiklius jau atskyrė. Tai būna, kai žmogus tyliai šneka, gali būti net pašnibždomis visai. Tai kai liečia, kai šukuoja ar kaso galvą, masažas, ar kaip ką nors barbena, glosto. Tokie judesiai, tokie, pavyzdžiui, kai tyli, tokia monotoniška kalba, tokie visokie dalykiukai. Ir tai yra ASMR. Tai yra neseksualinis orgazmas, o štai tokia euforija. Kas šito jausmo nepatyręs, tai žinoma sunku paaiškinti, kas tai yra. Bet sakau, aš vaikystėje, mokykloje patirdavau, po to, kai draugė ateina dabar pas mane, atsisėda, ką nors daro, sako, parodyk ten, ką turi, ar iš kosmetikos, ar ką, ir žiūri. Ir ten glostinėja, žiūrinėja, viskas, aš jetus, tik tu nesustok, tik tu daryk. Arba būdavo taip, nueinu į kirpyklą, atsisėdu, ir sakau, man čia galiukus pakirpkite ir viskas. Ir man pradeda kirpti galiukus, pabaigi ir sako, baigim. O aš negaliu, man dar tos skruzdėlytės laksto, ta euforija yra, tas smegenų orgazmas. Sakau, tai gal dar patrumpinti. Dar čia biški. Negaliu jau išeiti, nes toks geras jausmas, toks geras, kad ir labai dabar džiaugiuosi, kad atradau, kas tai yra ir kaip jį galima savo suteikti. Nes yra YouTube'ai, tokių žmonių YouTuberių, kurie būtent veda šitus ASMR video. Dirgikliai vadinami trigeriais. Ir iš tų trigerių, kai susideda kažkoks video, tu gali žiūrėti ir skruzdėlytės lakstyti. Aš pabandžiau, nes gavau gal tik tai taip netyčia, kaip man būdavo, atsitikdavo. Bet pabandžiau įsijungti tokius video, pažiūrėti ir mano laimiai tikrai tai suveikė. Aišku, nepastoviai, kad jau kai pradeda lakstyti, taip ir laksto, ne. Palaksto, nustoja, vėl ką nors žiūri, vėl kas nors užvelka.
Ir vėl, geras jausmas, super, labai džiaugiuosi, kad atradau tokius video ir pagalvojau, kad pabandysiu ir aš pakurti. Jeigu jums bus įdomu, jūs parašysit, kad dar norit tokių lietuviškų. Jeigu ne, žinoma, ne. Lauksiu jūsų komentarų ir būtinai parašykite, ar jūs kada nors esate susidūrę su tokia būsena. Nes, man tai čia, wow. Ir iš kieno iš artimųjų klausiau, dėja, nepatyrė šitos būsenos. Ir kai skaičiau, domėjausi apie tai, pasirodo 70% žmonių patiria, o kiti 30% nėra patyrę. Taigi ne visi patiriam, tie, kurie patiriam, tai jėga. Taigi būtinai man parašykite, ar jūs esate patyrę šitą būseną, kas jums tai sukėlė ir ar norėtumėte tokių video. O dabar jums parodysiu kelis pavyzdukus. Štai yra kvepalai su labai gražiu įpakavimu. Tokia bangomis eina kamštelis. Dozatorius yra auksinės spalvos. Štai koksai gražus pakabukas. Krenta kaip plaukai. Galima ir čia pasukti. Stiklinis matinio stiklo toksai buteliukas. Irgi bangelė eina. Stiklas. Iš tų trigerių gali būti netgi, pavyzdžiui, kai skaitome knygą, kai vartome sąsiuvinį ar fotoalbumą, nuotrauką žiūrime, irgi toksai gaunasi malonumas, tas šnarėjimas, bildenimas, gali būti štai net pultelis. Štai yra toksai kvadratinis pultelis. Yra daug mygtukų. Gumos garsas. Štai kita dalis. Tokia iškilima. Tai knyga. Stora. Raudonos spalvos pradžia. Turinys. Kaip siūti. Įvairūs darbeliai. Čia įdomiai, kad gali pasiskaityti visko. Kaip siuvinėti iš atraižų. Štai kokie darbeliai gražūs. Žuvelės pasiūtos ant pagaliukų. Štai kokia stora knyga. Kvepia. Su kietais viršeliais. Kurianti moteris. Na štai, pavyzdukas kažkas tokio. Man labai dar patinka, kur žiūrėjau video, tai žaidimai rolėmis, rolių žaidimai. Tai kai tau rodo, kaip tu ateini į, pavyzdžiui, spa centrą, ar ten į masažo kabinetą, tau masažą daro, labai patinka. Tai bandysiu kažką ir aš tokio, jeigu patiks, jeigu norite. Aišku, tai atrodo per video biškį kreizovai. Bet dėl malonumo, dėl euforijos arba netgi dėl relakso, nes prieš miegą labai gerai padeda atsipalaiduoti, užmigti, tai galima ir pasižiūrėti. Žodžiu, jeigu patinka tokie video ir norėtumėte matyti mano kanale,
spaudžiam like, komentuojam ir iki kitų susitikimų mano kanale. Bye bye. Mokslininkai dar iki galo neištarė, bet kelis tokius dirgiklius jau tai galima apibūdinti kaip stanu hiatus, koks geras jausmas.